Šitaip lėtų žingsniu tarsi paralyžiuoti sostinės gatvėmis juda vilniečiai. Lėtai slenka, vos eidami bando įsilaikyti nenugriuvę, stverdami stulpus mažai žingsneliais, kad tik neparkristų. Katastrofa pilna katastrofa, neįmanoma. Pingvino žingsnių sulenktais keliais, taip. Šiandien taip sulėtinau žingsnį, kad žinokit, nežinau. Ėjau kaip močiutė 100 metų. Ne, kol kas viskas įsekė. Bet reikia barstyti. Pirmą kartą šiemet matau tokį dalyką. Tai. Tikra masinė čiuožykla, kur sunku paeiti, virto Vilniaus gatvės. Tad kai kurie ir čiuožia, tik be pačiūžų. Daugelis saugosi keliaudami neslidžiai šaligatviais, o greta esančią pašalusią, netokia slidžia veja. Kalbinti vilniečiai netveria pykčiu ir keikia savivaldybę. Sako, kad jei laiku barstytų, taip slidu nebūtų. Dar piktesni tie, kurių kelionės baigėsi rimtomis traumomis. Lūžo rankos, kojos, dubens kaulai. Kai kuriems prireikė ir sudėtingų operacijų. Laiptai atrodė tiesiog paprasti, jau ir stipriai stuburą susidaužiau, kritau visiškai. Tai toks labai pyktis užėjo, net į savivaldybę parašiau, kad barstytų, taip negalima. Savivaldybė atkerta, kad šaligatvius barstė ir vakar vakare ir anksti ryte šiandien. Tik esą barstymai neduoda jokios naudos esant tokiai lijundrai. Ne tai, kad nespėjama, tiesiog yra probleminės vietos kartojamos naujai. Na, aš kaip meteorologas galiu pasakyti, jeigu reiškinys intensyvus, tai gali barstyti nebarstęs, valyti nevalęs, iš tikrųjų tas ledas visais iš naujo persiformuoja. Tik sprendžiant iš pergrūsto, paslydusių, subintuotų ir sugipsuotų pacientų sostinės universitetinės ligoninės priimamojo, net jei barstymai vyko, jie nuėjo per nieką. Gydytojai skaičiuoja šimtus besikreipiančiųjų per valandą. Viskas prasidėjo nuo ankstyvo ryto, nuo 7-8 valandos ryto, kai tas plikledis jau buvo tikrai susiformavęs. Šiuo metu registruota virš 80 pacientų, kai įprastai iki tokio meto būna 10, 15, gal 20 pacientų. Tai kartais skaičiuojam. Sakykit, ką pasidarėt kažkaip? Manau, kad turiu lūžį, nes turiu šitoje vietoje lūžį, nes atsirėmiau ranką. Trūko koja man. Šiandien į darbą ėjau. Anot medikų, bent iki 3 valandos srautos neslopo. Dabar laukia beveik 25 žmonės eilėje dar, neapžiūrėti. Nuo pačio ryto mes perorganizuojam darbą, tai jeigu standartiškai pas mus 2-3 traumatologai būdi, tai mes iš karto įjungiam 4 darbą ir dabar 5 gydytojas taip pat prisijungia. Gydytojas sako, dažniausiai lengvai susitraumavę pacientai. Rankų, kojų sumušimai, pasitempimai. O sunkesnes traumas patiria vyresnio amžiaus žmonės. Kai kurie susilaužo šlaunikaulį, dubens kaulus, tuomet iškart guldomi į ligoninę. Lijundra ne visa Lietuva apima, iš esmės daugiausiai pietų ir rytų Lietuva, pajūrį, šiaurės vakariniuose rajonuose tas reiškinys arba visai jo nebuvo, arba jisai buvo labai trumpą laikotarpį. O socialiniuose tinkluose tautiečiai dalyjasi ir vaizdais, kaip slidūs keliai tampa šitokių avarijų kaltininkais. Ši mašina nuvažiavo ar nuslydo kelyje nuo Rastinėnų, Zujūnų karjero link. Kelius prižiūrinti ir barstanti Grinda tikina, kad ruoštis lijundrai ėmė dar vakar. Vilniaus miesto gatvėse dirbo iki 50 vienetų specialiosios technikos. Buvo daromi prevenciniai barstymai druska nakties metu. Taip pat po rytinio piko buvo kartoti. Esame gavę iki 10 nusiskundimų, tiksliau prašymų, kad pabarstyti vietas, bet daugiausia tai kelio ruožai, gatvių ruožai, kurie yra privatūs ir kurie nėra įtraukti į prižiūrimų gatvių sąrašą. O meteorologas ramina, kad jau tuoj galėsime atsikvėpti lengviau. Pats reiškinys turėtų pasitraukti naktį iš antradienio į trečiadienį maždaug iš pietinės Lietuvos dalies ir iš visos jau Lietuvos teritorijos. O esą visą antradienį iki pat vakaro meteorologai žmonėms, ypač vyresnio amžiaus, patarė niekur neskubėti, tiek judant pėsčiomis, tiek važiuojant automobiliais.